Sveiki, kaip matėte, Niva jau gatava stovi pas mus kieme. Trumpas instruktažas. Pats kaušas yra padarytas iš nerūdijančio plieno. Viduje yra pultas. Tu gali kaušą pakelt, nuleist, pakelt, nuleist. Autobotas. Kai tu nori, kad kaušas būtų pozicija, tu gali perti. Ratukai, ne? Tu juos gali pasukti, ta prasme, kad jie nusileistų labiau į apačią ir tuo pačiu pakils kaušas. O kai pakils kaušas, guma taip greit nenusidroš. Spyruoklės yra padarytas tam, kad kai yra kažkoks nelygumas ir kai mašina stumia kaušą, kad jinai jo neužlaužtų, o tiesiog peršoktų tos visus nelygumus. Pavyzdžiui, jeigu čia kažkas yra bardelis kažkoks mažas ar kažkas, jinai tiesiog tai peršoks ir toliau važiuos. Čia eilinis tėvuko projektas, bet neeilinis. Eilinis, bet neeilinis. Такая жизнь.